ką, sveiki. Pagaliau prie ežero. Lygiai 2 savaitės be žvejybos. Taip gavosi. Tai va ką šiandien džigriga, keitechas, spiningėlis nuo 2 iki 12 gramų. Reikia tolimesnių metimų. Ieškosim ešerio. Ir kas pagrinde, kokia bus tokia ta žvejyba. Ištrauksim šiandien burtus, kas laimėjo spiningėlį. Tai va čia pagrinde. Ką bandom? Pirmi metimai. Žiūrėsim, kas čia mums išeina. Taip, metimukas toks. Šiaip sau. Galėtų ir toliau. Ką, pirmi pravedimai bus. Minusiukas toks šiandien lengvas. Viskas pašalė. Žolytė balta. Žiūrėsim, ką tai duos kibimui. Žiūrėsim. Nu ką, ant džigrygų nei kibimo. Tai va tą rožiuką praėjau. Nors 600% ešerių turi būti. Tai va, užsidėjau čiburašką. Dar kartą rožiuką praeisiu. Jeigu nieko nežinau, gal į kitą pusę. Ar dar kažką sugalvosiu. Aišku, čiburašką 3 gramų. Skris ženkliai mažiau. Nieko. Reikia bandyti. Pradžia sunki, bet nenuleidžiam rankų. Šerys atsivijo. Atsivijo šerys. Bet paimti nepaėmė. Bet atsivijo. Žiūrėsim. Bent susidomėjimas kažkoks yra. Dar nei vieną. Gerą pusvalandį mėto. Nei vieno ešeriuko. Gal labai anksti. Gali ir tas duoti savo. Ruduo nenuspėjamas. Ir vėjas kyla. Bet ne šaltas, saulutė šviečia. Oras superinis. Tik tai skibimo trūksta. Žiūrėsim. Kokį vieną nors reikėtų išprašyti. Koks video be ne vieno žuvies. Nesąmonė. Keisim spalvą, kažką galvosim. Dėsim natūralų keitėchą galbūt dabar. Stuktelėjo liktai. Gal ir ne. Ką, keičiu masaliuką. Yra. Geras. Paleido, blėt. Buvo. Besileidžianti. Buvo paėmę. Turėjau, bet atsikratė. Nu taip sunkiai šiandien, kad ne tas žodis. Net labai. Net labai.
Nelabai. Nenori. Bet jau. Šiek tiek dienojasi. Jau bent jau dasyvėje. Dabar krentanti. Paėmė buvo. Nedidukas. Gal atsigaus. Sudėjau 5 gramų čiburašką. Kad šiek tiek toliau pašveisti. Skrenda neblogai. Tai va ką, bandau toliau. Darė, vėl paleido. Kas čia yra? Ai. Buvau vėl mažiuką. Paleido. Gerai, reikia šiek tiek pritrumpinti masaliuką. Tiek nukirpti jam snapelį. Turėtų būti geriau. Už uodegos pagauna ir nepasikerta. Bet jau kažkas man pradeda patikti. Tikėkimės, viskas bus gerai. Jau kelintas metimas, vis kažkas barkšt. Tai dar labai atsargiai. Ir padėjo. Ir padėjo. O čia toksai, sakyčiau, dar net ir gražesnis. Jei neatsipurtęs. Jau po truputį kyla ešeriai. O. Super. Super gražuolis. Pirmutinis. O, pažiūrėkit, uodega kokia sužalota. Čia jau lydeka 100%. Tiesiog kaulai matosi. Šaunuolis. Varyk. Super. Turėtų pradėti kibti. Čia kas? Čia gali būti kai lydeka. Opa. O gal ir ešerys. Čia gražu, kažkas gražaus. Bonusiukas šiandienas. Šiandienas bonusiukas. Net neiškeliu. Nors pasirodė. Ešerys, bet koks grožis. Opa. Va, žiūrėkit, chebrytė. Ot ir nekybo. Ot ir nekybo. Ir pakybo. Opa. Koks grožis. Bonusiukas. Išlauktas. Gerą valandą pramėčiau. Ir nieko nekybo. O dabar ir bonusiukas iššovė. Bet taip gražiai, taip užgulo, sakyčiau net. O, koks grožis. Superinis. Taip, mūsų šiandien netikslas žuvis. Tai visą žuvį paleidžiam. O šitą grožį tai čia būtinai. Hebra, paleidinėkim žuvį. Mes jos turėsim. Atvažiavę pažvejot, sėkmingai pagausim.
kaip ir aš va šiandien. Paėjo? Varyk. Super. Gal kažkas pagalvos, kodėl aš sukiojuosi, daleiskim, ką žinau, 100 metrų spindulių pakrantę ir neinu kažkur kitur. Kadangi žvejojau nuo kranto ir žinau, kad aš galiu damesti iki 6-8 metrų gylio, ten, kur tikrai dabar ešeriai laikosi, kodėl aš turiu eiti, sakykim, kažkur, kur ten 3 metrai gylio. Tai va, čia kaip palyginimui. Todėl aš čia ir vaikštau, nes čia gera vietytė, damesti iki 6-8 metrų man pavyksta, va, todėl čia ir sukiojas. Ką, bandom toliau, tikėkimės dar bus. Yra paprastų džigelio. Turim, kažką turim. Gal jau ir nebeturim. Yra. Džiukas. Bet smagumėlis. Trečias. Čia visai mažytis. Sunkiai. Bet ką reikia norėti? Nuo kranto rudenį taip jau yra. Bet man smagu pasivaikščioti. Vienas malonumas. Tai ten gylis kokie 6 metriukai. Gal net ir daugiau. Nes va 5 gramų čiburaška skęsta pakankamai ilgai. Nu ką, žiūrim, bus ar ne? O, yra. O, atrodo atsikabino. Jo, atsikabino. Ai. Turim. Kaip šiandien paprastas džigelis. Lyg tai labiau teisinasi. O. Dar vienas zurzikas. Super. Paleido. Buvo gražus kibimas. Bet. Paleido. Ką, žvejyba tokia pakankamai sunki. Nenori. Čia buvo lyg tai vienu momentu. Tokių pastuksenimų daugiau. Bet sunkiai. Eisiu susirasiu kokią vietelę. Užuovėje. Reikiagi konkursiuką išrinkti laimėtoją, kas laimėjo spiningėlį. Tai va šitą pravedimą padarysiu. Ir eisim ieškoti vietos. Prasuksim laimės ratą. Pažiūrėsim, kuris iš jūsų laimės. Tai va, o ką? Baigiu pravedimą ir einu. Nu ką, radau ir vietelę.
kuriame pabandysim ištraukti laimėtoją. Štai, nežinau kaip čia sufokusuos. Va, čia yra. Galit susistabdyti, pasižiūrėti. Visi pretendentai. O, kiek jūsų čia? Tai va, ir visi esate šitam laimės rate. Ką sukam? Ką turim? Op, man kabliukas. Geras. Tai va, man kabliukas, susisiek su manim. Tu laimėjai spiningėlį. Parašyk. Nu ką, manau, kad darau paskutinį metimą. Šiandien užteks. Vienas kitas pagautas. Pakaks. Burtai ištraukti, laimėtojas aiškus. Man kabliukas. Parašyk, susisiek. Spiningėlis tavo. Susitarsim, kaip to perduosi. Tai va, dar keli metimukai geriausiu atveju. Paeisiu va už to medžio. Ir viskas, ir keliausiu link mašinos. Tai va, laimėtojas yra. Man tai buvo svarbiausia šiandien. Nuvilėkti, pažvejoti ir išrinkti laimėtoją. Nes praeitą savaitgalį neišėjo, neturėjau laiko. Tai va, gavosi, kad šitą. Tai ką, susitiksim kitose žvejybose. Iki.